Jungtinės valstijos teigia, kad diplomatinės pastangos su Iranu toliau daro pažangą. Abiejų pusių pareigūnai rodo, kad galutinis susitarimas vis dar pasiekiamas, nors svarbios detalės lieka neišspręstos. O galutinis Irano aukščiausiosios vadovybės pritarimas dar laukiamas. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sako, kad derybininkai mano, jog jie turi tinkamą pagrindą susitarimui, tačiau perspėjo, kad derybos vis dar yra nepastovios ir nebaigtos. Dar ne viskas baigta. Kaip sakiau, žinote, manėme, kad galbūt turėsime naujienų praėjusią naktį, gal šiandien, bet aš per daug į tai nesigilinčiau. Reikia šiek tiek laiko sulaukti atsakymo. Taigi manau, kad turime gana tvirtą pasiūlymą dėl jų galimybės atverti sąsiaurius. Atverti sąsiaurius, pradėti labai rimtas, reikšmingas, laiko apribotas derybas branduoliniais klausimais. Ir tikiuosi, kad mums pavyks tai įgyvendinti. Tam plačiai pritariama Persijos įlankos regione. Šie komentarai pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas viešai paragino derybininkus neskubėti sudaryti susitarimo, nors anksčiau buvo užsiminta, kad Vašingtonas ir Teheranas artėja prie proveržio susitarimo, kuriuo siekiama atverti Hormūzo sąsiaurį ir sumažinti įtampą regione. Tačiau Iranas mažina lūkesčius dėl artėjančio susitarimo. Irano užsienio reikalų ministerija teigia, kad derybininkai pasiekia pažangą daugelyje klausimų, tačiau pabrėžia, jog derybos vis dar sutelktos į konflikto užbaigimą, o ne į Irano branduolinę programą. Derybų dėmesys sutelktas į karo užbaigimą. Šiame etape mes nesvarstome branduolinio klausimo detalių. Grasinimai, spaudimas, vaizdavimas ir karikatūrų publikavimas yra politinių manevrų dalis kitoje pasaulio pusėje. Mes tęsime savo darbą vietoje, matydami realybę tokią, kokia ji yra, nepaisant kitos pusės suvokimo ir pasakojimų. Irano pareigūnų teigimu, bet kokios tolesnės diskusijos dėl Teherano branduolinės programos vyks tik po to, kai bus panaikintos sankcijos ir atblokuotas įšaldytas Irano turtas pagal siūlomą 60 dienų derybų procesą. Tuo tarpu JAV žvalgybos vertinimai, kuriuos citavo CBS News, teigia, kad viena pagrindinių kliūčių lėtinančių derybas gali būti komunikacija pačiame Irane. Pranešama, kad aukščiausiasis lyderis veikia iš slaptos, griežtai saugomos vietos ir bendrauja per sudėtingą kurjerių tinklą, kuris, kaip teigiama, vėlavo perduoti atsakymus iš Teherano. JAV pareigūnai sako, kad net aukšti Irano pareigūnai sunkiai perduoda žinutes greitai per šią sistemą, o tai apsunkina pastangas galutinai suderinti pamatinį susitarimą. Kol kas abiejų pusių pareigūnai atrodo sutarė dėl vieno dalyko. Derybos tęsiasi, tačiau galutinis susitarimas vis dar nėra garantuotas. O dabar žmogus, kuris įkvėpia optimizmo, vyresnysis JAV korespondentas Maikas Wagenheimas prisijungia prie mūsų tiesiogiai iš Vašingtono. Maikas dabar praneša, kad Trumpas lėtina procesą. Kokia dabar padėtis? Ar viskas dar gali pakrypti blogą linkme? Manau, kad taip ir atrodo. Žinai, Elė, manau, kad jau praėjome tą tašką, kai galėjome kalbėti optimistiškai. Tai tik jausmas, o šiuo metu jausmai nieko nereiškia, nes tiek kartų jau girdėjome iš Trumpo administracijos. Ir klausyk, tai yra derybų taktika. Žinoma, optimizmas gali būti sveikas dalykas, bet nuo karo pradžios tai girdėjome jau 4 ar 5 kartus. Ei, mes jau arti tikslo. Tai beveik pasiekiama, liko tik kelios detalės. Ir kas nutinka kiekvieną kartą? Vėl viskas grįžta į pradžią. Ir sužinome, kad tarp šalių visada buvo didžiulės prarajos. Taigi, manau, kad laikas sumažinti optimizmo kalbas. Susitelkime į realybę. Iraniečiai nori didžiulės pinigų sumos vien tam, kad ateitų prie derybų stalo ir kalbėtų apie savo branduolinę programą, dėl kurios jie vis dar tvirtina, kad nieko nedarys taip, kaip Amerika iš tikrųjų nori. Hormūzo sąsiauris šiuo metu taip pat yra nepaprastai sudėtingas klausimas. Atrodo, kad Iranai nėra pasirengę visiškai atsisakyti kontrolės šioje srityje. Galbūt jie įves rinkliavų sistemą arba kažką darys kartu su Omano atstovais, bet neatrodo, kad jie ketintų grįžti prie to, kaip viskas buvo vos prieš kelis mėnesius. Tai yra dvi pagrindinės problemos. Tai ne šiaip ginčytini punktai. Tai nėra dalykai, kuriuos būtų galima tiesiog užglaistyti. Tai yra dvi pagrindinės derybų problemos šiuo metu. Ir panašu, kad mes vis dar esame labai toli vieni nuo kitų dėl to, ką kiekviena pusė yra pasirengusi nusileisti. Tad siūlau sumažinti optimizmo kalbas, įvertinti realią situaciją ir suprasti, kad abi pusės vis dar yra gana toli viena nuo kitos dėl to, ką jos šiuo metu yra pasirengusios nusileisti ir kur vis dar yra jų raudonosios linijos. Gerai, bet kalbant apie skirtumus, Netanyahu privačiai pripažįsta, kad jis turi labai mažai įtakos prezidentui Trumpui. Pasak Izraelio žiniasklaidos, ar Vašingtonas iš tikrųjų šiuo metu neatsiliepia į jo skambučius? Na, klausykite, tai tik viena ataskaita ir mes jau esame girdėję tokių kalbų anksčiau. Jau ne kartą buvo taip, kad žiniasklaida praneša apie įtampą tarp jų dviejų.
arba apie komunikacijos stoką, arba kad Trumpui jau gana Netanyahu. Tik po savaitės paaiškėja, kad viskas visą laiką buvo koordinuota. Todėl aš neteikiu daug reikšmės vienai ar kitai ataskaitai apie įtampą ten. Beje, tai taip pat gali būti naudojama kaip taktika iš kitos pusės, kai ministras pirmininkas gali sakyti, žiūrėkit, aš nuo pat pradžių neturėjau kontrolės, todėl bet kokios nuolaidos, kurias turėjau padaryti, vis tiek nebuvo mano pasirinkimas. Toks kalbėjimas taip pat suteikė jam politinį prisidengimą jo pačio valdančiojoje koalicijoje. Taigi tai gali veikti abiem kryptimis. Manau, kad tiesa visada yra kažkur per vidurį. Trumpas liks Trumpu. Galiausiai jis pats priims sprendimus. Ar jis atsižvelgs į visų interesus? Žinoma, kaip ir su ministru pirmininku Netanyahumi, jis atsižvelgs ir į Persijos įlankos šalių interesus, Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Bahreino, Kuveito ir, žinoma, Kataro interesus, dažniausiai ne į gerąją pusę. Tačiau tai nereiškia, kad visi su juo bus susipykę ir tik jis vienas galvos apie situaciją. Jis atsižvelgia į visus, tačiau galiausiai prezidentas Trumpas priims šiuos sprendimus. Ir manau, kad tai visada buvo pagrindinis dalykas, nesvarbu ar asmeniniai santykiai su ministru pirmininku Netanyahumi buvo šilti, šalti ar kažkur per vidurį. Gerai, Maikas Wagenheimas, per daug nenutolkite, nes vėliau programoje dar su jumis susisieksime, tačiau kol kas labai ačiū už tai. Maikai, džiaugiuosi galėdama pasveikinti mūsų studijoje saugumo analitiką Jonataną Regevą ir mūsų vyresnįjį artimųjų rytų korespondentą Arielį Oseraną. Ponai, labai ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Na, mums prieiks daugiau nei tik šaukštelio cukraus, kad ši medicina būtų lengvai nuryjama. Tiesa, Jonatanai? Panašu, kad taip. Pranešimai verčia Izraelio pareigūnus jaustis nepatenkintais. Ir vis dėlto, ar tie pranešimai teisingi ar ne, mes tik girdėjome. Mes nežinom, ar jie yra teisingi. Ir vėlgi sakau, jei tai yra kažkas, kas Izraelio pareigūnams kelia bent jau nerimą, pirmiausia, nes vėlgi sakau, ir turime tai kartoti vėl ir vėl, jei tai teisinga, mes jau matome tai vietoje. Izraeliečiai kiekvieną rytą pastarosiomis dienomis pabunda sužinodami, kad karys žuvo nuo sprogstamojo drono. Ir Izraelio atsakas yra, bet jis toli gražu nėra toks, kokio Izraelis norėtų. Toli gražu ne toks atsakas, kokio Izraelis norėtų, paprasčiausiai todėl, kad jo rankos surištos. Ir jei tai bus ir su Iranu, Iranas galėtų gauti daug pinigų, atnaujinti savo ekonomiką, atnaujinti visą savo balistinę programą. Bent jau mes nežinome, kas nutiks su branduoline programa. Pamatysime, kas nutiks, kaip sako prezidentas. Visa tai vyksta, o Izraelis negali nieko padaryti. Taigi nėra abejonių, kad prezidentas Trumpas yra labai artimas Izraelio valstybės draugas. Tačiau tai taip pat yra pavyzdys, kaip Izraelio interesai iš esmės yra kontroliuojami iš užsienio. Taip, nebūtinai sutampa, nors vėlgi tai stipri, tvirta draugystė. Bet prieš pradedami kalbėti apie tai, kas įvyks, pagrindiniai veikėjai jau juda ir veikia. Ariel, Irano vyriausiasis derybininkas dabar vyksta į Dohą iš Pakistano. Pašalinkime painiavą, kas vyksta realiai. Taigi matome, kad tuo metu, kai Pakistano tarpininkai lankosi Kinijoje per aukšto lygio vizitą, atrodo, kad Kataro atstovai vėl bando save pristatyti kaip pagrindinius derybininkus. Jie sako, kad čia vadovauja Pakistanas, tačiau jie patys atlieka tik pagalbinį vaidmenį. Žinoma. Pagalbinis vaidmuo priimant Irano vyriausiai derybininką, taip pat Irano užsienio reikalų ministrą Abbasą Alakčį. Dabar jie ten, kad bandytų pastumėti šį susitarimą į priekį. Vis dar atrodo, kad yra tam tikrų nesutarimų, kiekviena pusė laikosi savo pozicijų, daugiausia dėl Irano urano. Taip pat dėl finansinio aspekto, kiek Irano lėšų bus atšaldyta. Taigi, Irano iššaldytos lėšos, kurios turi būti atšildytos, dalis jų tikimasi bus gauta iš Kataro. Todėl Irano centrinio banko vadovas taip pat dalyvauja šiame vizite. Ir tai taip pat paaiškina, kodėl. Na, Kataras yra. Tai Irano pinigai. Jie yra įšaldyti ir laikomi Katare. Ir jei pažvelgsime į pranešimą iš pastarųjų kelių minučių, Saudo Arabijoje ir Hadate, jie sako, kad gavo galutinį susitarimo memorandumo projektą. Dabar jūs sakėte, kad į tai reikia žiūrėti su trupučiu atsargumo ir dar pridėti šiek tiek druskos. Nes tai, ką matome čia,
yra tai, kad kalbama apie 60 dienų paliaubų pratesimą, per kurias bus aptariamas brandolinis klausimas. Dalinis Irano lėšų atšildymas, visiškas Hormūzo sąsiaurio atverimas. Bet vėlgi, tai labai miglota arba, sakyčiau, visiškai nėra detalių apie branduolinę programą, kurios daugelį čia Jeruzalėje nuramintų. Na, Jonatanai, yra esminis skirtumas tarp mąstysenos, kai siekiama maksimalios naudos ir kai siekiama sumažinti žalą. Jei mes ketiname imtis tam tikro žalos ribojimo, jei galima tai pasakyti, kalbant apie Izraelio tikslus šios kampanijos pradžios dieną ir tai, kas buvo pasiekta, o kas nebuvo. Ir kokių saugumo garantijų Izraeliui dabar reikės, kad užtikrintų, jog jo padėtis neblogėja. Taigi visų pirma, Irane, Libane, apskritai visose srityse tikrai buvo pasiekta laimėjimų. Dėl to nėra jokių abejonių. Problema yra tai, kas buvo pasiekta ir kas buvo pažadėta pasiekti. Grįžkime atgal, tarkime, 1 metus atgal, į praėjusių metų birželio pabaigą. Tuo metu izraeliečiams buvo pažadėta, kad kampanija nubloškė Iraną daugybę metų atgal, Izraelis pasiekė didelių laimėjimų, o Iranas daugiau negalės grasinti Izraelio valstybei. Praėjo 8 mėnesiai, kol prasidėjo dar vienas karas, vadinasi, žadėtų pasiekimų nebuvo. Tai nereiškia, kad nebuvo jokių pasiekimų, bet tai, kas buvo pažadėta, akivaizdžiai nebuvo įgyvendinta. Ir dabar vėlgi tai pasakytina ir apie Iraną, ir apie Libaną. Aš apsistosiu ties Libanu, nes būtent tai šiaurinių bendruomenių gyventojai jaučia kiekvieną dieną, 5 ar 6 kartus per dieną, kartais net 10 kartų per dieną. Ar Hezbollah dabar yra žymiai silpnesnė nei buvo prieš 3 metus? Be abejonės. Nėra jokių abejonių. Iš teroristinės armijos, kuri gali beveik visą Izraelio valstybę pastatyti egzistencinės grėsmės akivaizdoje, tai yra organizacija, kuri dabar yra labai didelė grėsmė. Bet nesakykime. Šiaurinių bendruomenių gyventojai, nepasiduokime iliuzijoms. Ar jie dingo? Visiškai ne. Bet taip pat neapsigaukime, tie dronai, kurie šiuo metu taikosi tik į vadinamus karius. Jei Hezbollah panorėtų, lengvai galėtų pasiekti Izraelio gyvenamuosius rajonus. Tikrai. Ir izraeliečiams jau prieš 1,5 metų per pirmąją paliaubą buvo pažadėta, kad Hezbollah grėsmė išnyko ir gyventojai buvo raginami grįžti tik tam, kad visa tai išgyventų dar kartą. Taigi, vėlgi, nėra abejonių, kad pasiekimų buvo, bet tai toli gražu neatitinka duotų pažadų. Ir tai, mano manimu, yra pagrindinė problema, sukelianti tiek daug nusivylimo ir frustracijos tarp izraeliečių ir sprendimų priėmėjų. Jei galiu trumpai papildyti Jonatano puikią analizę, tiesiog pastebėsiu, kad tai matėme per šiuos 2,5 metų. Matėme taktinių laimėjimų. Nesvarbu, ar tai būtų Gazoje, ar Libane. Irane. Vėl Libane, vėl Irane. Tačiau jie neperauga į strateginius rezultatus, kurie ilgainiui būtų naudingi Izraeliui. Ir tai veiksmų eiga yra netvari. Izraelis negali nuolat dalyvauti šiuose cikluose, kuriuose turi taktinį pranašumą. Tačiau galiausiai, strategiškai, jis ne tik nepasiekė savo tikslų, tačiau iš tikrųjų, jei žvelgiame į naują strateginę realybę, kuri formuojasi Persijos įlankos regione, Iranas dabar turi pranašumą po to, kai patyrė Izraelio taktinius laimėjimus. Todėl šias dvi kryptis reikia sujungti taip, kad Izraelio taktiniai laimėjimai virstų ir strateginiais. Ir dėja, daugiau nei viename fronte mes to nematėme įgyvendinant. Taip, ir nepralaimėti nebūtinai reiškia laimėti, ir atvirkščiai. Iranui. Taip yra ir tai yra dalis problemos, nes šie du vertinimo matai nėra vienodi. Žinoma. Gerai, Arielis Ozaranas, jūs liekate su mumis. Jonatanai Regevai, labai ačiū už jūsų analizę.